dieną. Mažai informacijos, taip. Tai... Gerai, tai daug informacijos buvo, ne? Tai šiaip... Ok, tai... Čia visą, ką matėm prieš tai prezentacijos, yra labai daug informacijos. Tai kas mes šiandien esam? Tai esam informacijos siurbliai. Tai sveiki informacijos siurbliai. Informacija yra atvira. Tai kur jinai atvira yra Facebook'e, Twitter'e, Flickr, Wikipedijoje, YouTube'e. Mes informaciją patiriam kokiais būdais. Informacija yra pateikiama vaizdiniais, nuotraukom, muzika, garsai, video ir tekstu. Mes ją dalinamės ir tada ją jaučiam ir ją patiriam. Tai yra IT erdvė, bet nusileidžiant į žemę, į šiek tiek gal jaunesnių žmonių segmentą, paauglių ir kitų jaunų žmonių, tai šiais laikais mokyklose ir visur kitur mes turim susiskaldymą į grupės, turime geriausius draugus, tuo pačiu blogiausius draugus, priešus, turime paskatas, turime erzinimą ir turime pastatus. Tai čia yra tokios atviros informacijos padarinys, kai žmogus susigadina savo gyvenimą, permiega ir paskelbė apie tai ir kitas žmogus irgi susigadina. Daug tokių istorijų dėl informacijos atviros. Čia yra mano paslaptis. Šitą paslaptį žino mano mergina ir žinau keletą draugų, su kuriais pasidalini prie alaus bokalo, bet čia nėra mano mergina, jeigu jūs matot fragmentus. Tai yra mano paslaptis. Čia yra turbūt jūsų paslaptis. Ar jie kas nors, jinai gali būti pataginti kažkur, čia gali būti pavaizduoti, tai čia jūsų paslaptis. Viešas. 5 sekundės. Tai štai ir yra projektas, kai laikas pakeisti tai, kaip žmonės jaučia ir dalinasi informacija. Aš tai vadinu public limited information ir jos esmė atskleidžiama paskutinė eilutė. You see, you feel, but you don't get it. Unless you are special. Plojimai, ačiū. Klausimų? Geras klausimas. Geras klausimas. Aš į Facebooką prieš tai įdėjau ten tokį konkursą, jis yra prie durų. Tikiuosi jūs dar taip pat pasižiūrėt ir šitą galeriją slaptą, labai slaptą. Tai šitas vynas turėtų atitekti Manvydui, kuris atspėjo, kas ten yra. O ten buvo labai slapta informacija, kuri nepasiekiama iki tol, kol produktas tas neišeina. Tai buvo iPado 3 konceptas. Tai man dovanas tikėjausi būti paskutinis. Jūs pasižadėjot, tai norėjau užbaigti dovanom. Ir ieškau iš tiesų žmonių, kurie padėtų sukurti aplikaciją telefonui, su kuria turėtume linzę į šitą užslaptintą informaciją, tai su ją galėtume pažiūrėti, kokius nuotraukos įdirbio yra varikliukui, visas... Tai ko tu ieškai? Develop. Programė. Ačiū.